Sveiki! Šiame įraše norėčiau parodyti fizinius pratimus, kuriuos saugu atlikti po kelio raiščių ir meniskų plyšimų operacijos. Jau per pirmas 2 savaitės po rekonstrukcijos galima pradėti švelniai judinti kelio sąnarį. O 3-6 savaitę po operacijos didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas kelio sąnarių judesių amplitudės didinimui bei raumenų stiprinimui. Kelio tiesimo didinimui atliekame šį pratimą. Padedame pažeistą koją ant kitos kėdės, stalo ar kažkokio kito aukštesnio paviršiaus, koją ištiesiame ir naudodami savo rankų jėgą paspaudžiame kelį žemyn iki jaučiamo vidutinio diskomforto tempimo skausmo. Palaikome šitą padėtį nuo 30 sekundžių iki 2 minučių, kiek galime pakentėti ir kelį atpalaiduojame. Vėl spustelime iki vidutinio diskomforto ir kelį atpalaiduojame. Šį pratimą atliekame 3-5 kartus per dieną, palaikydami vidutinį spaudimą nuo 30 sekundžių iki 2 minučių. Kelio sąnario lenkimo amplitudės didinimui atliekame šį pratimą. Galime atsisėsti patogiai arba atsigulti, kaip jums patogiau. Pažeista koja ištiesta ir kulnu braukiu per kilimėlį, lenkiu koją kiek išeina ir koją ištiesiu. Jeigu šį pratimą sunku atlikti, galime naudoti palengvinimą. Rankšluostį pasitiesti ant slidaus paviršiaus namuose ir sulenkiu, kiek išeina, užfiksuoju ir koją ištiesiu. Pratimą atliekame 3 kartus po 10-20 pakartojimų keletą kartų per dieną. Keturgalvio raumens aktyvinimas. Pažeista koja ištiesta, galiu atsisėsti ar atsigulti ir sutraukiu keturgalvį raumenį, stipriai palaikau 5 sekundės ir raumenį atpalaiduoju. Stipresniam aktyvinimui galiu pakreipti pėdą į save, sutraukiu 1, 2, 3, 4, 5 ir atpalaiduoju. Taip pat galime naudoti rankšluostį, pasidedami jį po keliu ir spausdami keliu žemyn į susuktą rankšluostį. 1, 2, 3, 4, 5 ir švelniai kulną nuleidžiu. Pratimą atliekame po 10-20 pakartojimų, 3 serijas keletą kartų dienoje. Kitas pratimas keturgalvio raumens aktyvinimui. Pasidedame volą, kamuoliuką ar didesnį susuktą rankšluostį po keliu ir tiesiame koją per kelio sąnarį. Ištiesiame, pėdą nukreipiame į save, stipriai sutraukiame keturgalvį raumenį, palaikome šitą padėtį 5-10 sekundžių ir labai lėtai kulną nuleidžiame žemyn ant kilimėlio. Tiesiame lėtai koją, sutraukiame keturgalvį raumenį, palaikome šitą poziciją ir lėtai kulną nuleidžiame. Šį pratimą atliekame 3 kartus po 10-20 pakartojimų keletą kartų dienoje. Sekantis pratimas – keturgalvio raumens jėgos didinimas. Pažeista koja ištiesta, galiu atsisėsti arba atsigulti. Ištiesta koja, pėda nukreipta į jūs, pakeliame tiesiai į viršų, palaikome ir nuleidžiame. Pakeliame ir nuleidžiame. Kai šitas pratimas tampa lengvas, pasisunkinimui galime naudoti svarelę apyrankę užsidėjus ant čiurnos arba naudoti pasipriešinimo juostą. Tada patogu kojas abi ištiesti, gumą užsidėti tarp čiurnų ir iškvėpimo metu keliam tiesią koją į viršų. 1, 2, 3 ir ramiai nuleidžiam. Pratimą atliekame po 10-20 pakartojimų, 3 kartus keletą kartų per dieną. Kitas pratimas – daliniai pritūpimai. Dėl saugumo
Geriau atsistojame prie kėdės arba prie sienos, prisilaikome, įkvepiame ir iškvėpimo metu darome nedidelį pritūpimą, tiek, kiek leidžia kelio sąnarys. Ir išsitiesiame. Įkvepiame, iškvėpdami, pritūpiame, ir išsitiesiame. Pratimą atliekame po 10-20 pakartojimų, 3 serijas, keletą kartų per dieną. Pasistebimai. Pasistiebimus geriausia atlikti prie kėdės arba prie sienos dėl saugumo. Kojas pastatome pečių plotyje, remiamės abiejomis pėdomis ir darome pasistebimą. Atkeliame kulnus ir nusileidžiame. Pasistebėme, užfiksuojame 1, 2 ir lėtai kulnus nuleidžiame. Pasistengiame krūvio duoti panašiai abiejoms kojoms. Tiek operuotai kojai, tiek sveikai. Pasistebimų atliekame po 10-20, 3 kartus, keletą kartų dienoje.